Stoviu aš čia Šiauliuose šalia Juliaus Janonio gimnazijos ir galvoju, o kažkada jau svajojau būti mokytoju. Geriau uždirbsiu savo darbą. Labas, Greta. Labas, Žygiai. Na, tai papasakok apie save. Tai mokusi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, čia mokusi pirmus metus. Atėjau iš Jovaro pagrindinės mokyklos. Man čia labai patinka. Ir man čia labai patinka, žinau. Tai va, veiklos dar nespėjau viską išbandyti, dabar šoku. Man tai labai patinka. Lankau netgi liaudiško šokio būrelį. Taip pat mėgstu daryti rankdarbius. Toks kaip ir laisvalaikio užsiėmimas, kai atostogas kartais nėra tiesiog ką veikti. Tai tave ramina. Taip. Na, galiu pasakyti, kad Greta yra puikiai mokinė, labai gerai mokosi, aktyvi, apsiskaičiusi. Greta yra labai įvairiapusiška asmenybė iš ties. Tarkim, ji ir šoka, ir dainuoja, ir vargonais groja. Ta prasme, visą laiką sutinka padėti, niekada nepalieka tavęs bėdoje, to blogai skambink Gretai, jie atvažiuos visą laiką pagelbės. Prasme, labai iš tikrųjų nuostabi bendra klasė. Aš labai džiaugiuosi, kad patekau su jai į vieną klasę. Šiaip Greta yra netipiškas moksliukas, nesėdi prie knygų dienų dienas, bet moka linksmai leisti laiką. Taip, viskas su Greta yra labai gerai. Linksmai leidžiam laiką, einam į bowlingus, pulus, viskas labai šauniai. Mėgstu skaityti knygas, nors aišku, tai atrodo labai nuobodus užsiėmimas. Man daugelis knygų yra įdomesnės už filmus. Mokslui tai geriausiai sekasi matematika. Šiaip dar gerai sekasi chemija. Tai chemija man labai patinka, įdomus mokslas. Taip pat dar ir vokiečių kalba sekasi. Sehr gut. Sehr gut, deutsche Sprache, sehr gut. O chemija, tai gal sieji kažkaip savo ateitį su chemija? Na, turėjau tokią mintį apie farmacininko darbą, bet tačiau dar nesu... Labai gera mintis. Apie tai už... Labai gera mintis. Ja matyčiau su jos iškalba, su geru mokslu, tai tikriausiai siekiančios aukšto išsilavinimo. Ir niekada jai aukštojo nebus per daug. Niekada jai aukštojo nebus per daug. Yeah. Aš manau, kad jinai galėtų būti chemikė, nes jinai iš tikrųjų chemiją labai gerai kerta. Gerai kerta chemiją. Kaip galvoji, Greta, ar pasikeistų tavo gyvenimas, jei laimėtum 1000-mečio vaikų? Manau, kad labai smarkiai nepasikeistų, tik tiesiog tai suteiktų daugiau pasitikėjimo savim, savo žiniom. Gerai, ko palinkėsit mūsų žaidime? Aha, sėkmės, tik tai sėkmės ir Janonis tu galės! Yeah! Kaip tu galvoji, Greta, jeigu aš būčiau mokytas, ar, pavyzdžiui, kad ir kūno kultūros mokytas, aš būčiau geras mokytas? Aš jau. Gerai, kad mano svajonės neįsipildė. Na, man tai sveikas, papasakok apie save. Su Mantas Razma iš Kretingos, laisvalaikiu mėgstu sportuoti, važinėti motoroleriu, domiuosi mašiną ir panašiai. Taigi kalbinam Manto bendraklasės, kaip matote, vien kalbės merginos. Taigi koks yra Mantas? Labai fainas draugas, šitą klasę siela, žiauriai fainas žmogus yra. Mantas yra labai mylimas mūsų klasėje, čia labai fainai galim pakalbėti, rimtom temom, taip labai fainas žmogus yra. Labai Mantas protingas, iš tikrųjų labai draugiškas draugas, simpatiškas vaikinas ir taip. Simpatiškas vaikinas, nieko toksai. Tikrai. Sporto lankai gal kokį būrelę? Lankiau badmintoną, bet dabar jau nebelankau. Bet badmintonas koks čia sportas, ne? Gerai, o ką dabar, kuom užsiemi, kiek prisitraukimų padarai? Padarydavau 20, dabar jau biškį nedarau, nes žiemai tai padarau mažiau šiandien. Aha, mokslai, kaip sekasi mokslai? Mokslai sekasi gerai, labiausiai sekasi turbūt anglų kalba, biologija.
istorijų? Na, iš tikrųjų, Mantas yra labai apsiskaitęs žmogus, labai apsiskaitęs mokinys. Ir čia viena iš išskirtinių jo savybių. Klasėje jis turi labai didelį autoritetą tarp vaikų ir jį labai gerbia už tai, kad jis yra protingas, visada turintis savo nuomonę, visada mokantis apginti savo nuomonę. Ir jis yra klasės seniūnas, labai iš tikrųjų ryški asmenybė klasėje. Ką galvoja ateityje? Ateityje? Nežinau, norėčiau galbūt mediciną studijuoti, ką nors tokį. Tai gal gali visai Lietuvai pasakyti savo didžiausią svajonę? Aš norėčiau gerai baigti mokyklą ir įstoti gerą universitetą. Ir tapti gydytoju. To aš tau ir linkiu. Ko palinkėsit? Sėkmės, kad nepasimestų, išliktų visada ramus ir susikaupęs. Mes visi supratome. Tiesiog, kad atsakytų visus galimus klausimus ir kad nepasimestų. Jėga. Tai ką man, tai buvo malonu? Gali būti tikėti, aš kažkada norėjau būti mokytoju. Sąmonė.